Norėčiau paaiškinti, kodėl aš esu čia. Stebėdama mūsų valstybės gyvenimą, aš turiu labai rimtą pagrindą galvoti, kad per 21 nepriklausomybės metus susikūrė nusikalstamai veikiančių teisėsaugininkų grupės mūsų teisėsaugos sistemą. Kad mano pareiškimas nebūtų tuščiažodžiavimas, aš jį patvirtinsiu keliais visiems žinomais faktais. Apie tai, kad teisėjai daro neteisėtus sprendimus, tai yra įteisina neteisingumą, padaro įteisėtų. Apie tai, kad teisėjai paskui gauna už tai atlygį, tą aprašote patys žurnalistai. Pirmas skambiausias, ne vieną kartą mano kartotas, bet ne karto į teismą dėl to mano pareiškimo niekas nesikreipia, atvejais, kuomet teisėjas, manau, pažeisdamas įstatymą, prezidento rinkimų įstatymą, poną Adamkų registravo kandidatu į Lietuvos Respublikos prezidentus pirmai kadencijai. Ponas Adamkus negyveno 3 metų Lietuvos valstybėje, o dar ir privačiai aš tą žinau, nes tiesiog mano draugo įmonėje stovėjo jo šlepetės. Užsidirbo, mes juokdavomės iš to jo darbo ir gyvenimo Lietuvoje. Teisėjo tolimesnė karjera, jūs patys žinote ir patys aprašėte. Pirmininkas to teismo, kuris nusprendė, kad Šatrija yra ne Šatrija, nors jinai pati prisipažino, kad jinai Šatrija, ir mes visi matėme tą filmuką, irgi žinote tolimesnę jo karjerą. Teisėjai, kurie neteisingumą verčia teisingumu, provokuoja žmonės priešintis ir tada jau pasipriešinimas, jisai virsta pareiga. Dabar tiesiog galų gale galima ir iš kriminalinio pasaulio pateikti pavyzdžių, tas pats Vilius Karalius, išklotinės pokalbių su jo uošviu. Mes skaitėme irgi žurnalistų dėka. Ir tai, kas darosi su sprendimų priėmimas stambiose kontrabandininkų bylose, mes irgi žinome. Uspaskicho byla nesprendžiama. Aš esu visiškai įsitikinusi, dabar jau laukiama tiesiog naujų Seimo rinkimų. Iš pirmų lūpų, iš labai aukštų Seimo pareigūnų, aš žinau, kad jau dabar. Aukšti pareigūnai, kurie privalo kontroliuoti tam tikras nusikalstamas veikas, jie net kviečiami neateina atsiskaityti. Jie net prašomi, net siunčia ataskaitų. Visi jėgos struktūrų pareigūnai, aukštų pareigūnai ruošiasi naujai valdžiai. Ir naujos valdžios galimo premjero, be abejonės jie nenuteis. Todėl aš kaip Lietuvos Respublikos pilietė, aš turiu teisę turėti nuomonę, kad ir sprendimai pedofilijos byloje, paskutinis sprendimas, kur akivaizdžiai buvo nesilaikoma vaiko teisių konvencijos, kur žmonėms, sukiršintiems 3 metus žmonėms nepaaiškinta, ar buvo apklaustas vaikas ar ne, gal jisai buvo apklaustas slapta, aš to nežinau. Ar buvo pateikti visi reikalingi dokumentai vaiko perdavimui, gal buvo slapta pateikti, aš to irgi nežinau. Jeigu to nebuvo padaryta, vadinasi, teisėjo Kondrativo sprendimas yra nusikalstamas, neteisėtas ir visi žmonės, kurie suvokia tai, kurie yra savo valstybės piliečiai, jie privalo tam priešintis. Be abejonės, kuomet netgi trūkstant kažkokių teisinių argumentų, teisėjai gali iš savo postų mėtyti prezidentus, pasišaukdami kažkokią tai dvasią konstitucijos. Be abejonės, kad labai sunku normaliam Lietuvos Respublikos piliečiui bent kiek pasakyti ištarti savo nepasitikėjimą teismais, jis iš karto apšaukiamas teisinių nihilistų, iš karto apkaltinamas griaunantis teisinę valstybę, nors aš kartoju, teisinės valstybės mes neturime. Pagal labai svarbias valstybės gyvenimui bylas, prezidentų, korupcijos, mes matome, kad praktiškai visa valdžia turi teisininkų, aš neįvardinu jų teisininkų planais, aš nežinau, bet aišku, tie žmonės, kurie vykdo teisėsaugą, jie turi kompromatą kiekvienam turbūt valdžios nariui, nes dabar štai tokioje situacijoje sunku tiesiog suvokti. Visus aukštus valdžios pareigūnus jie miega. Jie miega. Jie kaip sausio 13 miega Gorbačiovas. Jie taip miega šiandieną. Užuot išėję ir galbūt rizikuodami savo kėdę, aš suprantu, ką reikštų prezidentė dabar pasakyti stop. Tai reikštų apkaltą ir visi jos laukia ir visi jos nori. Bet vis dėlto mažas akmenukas didelį vežimą verčia. Ir šitą istoriją gali išversti iš valdžios daug ką, gali pakelti žmonės. Galima buvo pasakyti, kad pulkininkas Pociūnas girtuoklis, nors jis blaivininkas ir šlapindamas jis iškrito.
Galima kažkaip tai galvoti, kad VSD galbūt labai giliai kasa ir kada nors gyvenime mums šitą bylą išaiškins, bet dabar, kada viskas vyksta akivaizdžiai, tai kada plika akim matomi tiesiog piknaudžiavimai, nepavyks žmonių iššaukti. Nepavyks. Tai štai todėl aš manau, kad vyksta valstybės griovimas, aš manau, kad valstybė pavojoje, ne dėl to, kad ją valdo oligarchai, o dėl to, kad ją valdo nusikaltėliai, kurie neteisybę verčia teisėtumu. Ir kaip pasakė Jeffersonas, tada mes žmonės turime teisę ir prievolę priešintis. Aš toj pedofilijos byloje aš nesu nei už nei prieš, aš nežinau, buvo pedofilija ar nebuvo, ir tai ne mano reikalas, tai yra teismo reikalai. Bet aš matau, kad 3 metus tyčia yra viskas vilkinama, kad slaptas buvęs liudytojas staiga pasirodo, kalbėjo visai ką kitą, kur Račkauskas, kodėl išvirto staiga aukštai pareigūnai. Vadinasi, vyksta pokiliminės kovos, vadinasi, vyksta įtakos sferų persidalinimas tenai, jie stumdomi į kitus, o mes, kvailio vietoje iš tikrųjų žmonės. Tai ką dabar kreiptis į ambasadas užsienio valstybių, kurios kovoja? Ne. Tai yra baisu. Tai, kas vyksta čia, yra absoliučiai visiškai baisu. Nes, va dabar bus užgniaužta viskas. Tai gerai, atsitraukiam nuo tos bylos. Va, jie įvykdys, jie atims tą mergaitę. Kas bus žmonių širdyse? Jiegi paprasti žmonės, kuklaus suvokimo, jiegi nekenčia jau tos valstybės dėl jos neteisingumo. Kokį argumentą aš galiu besimokančiai savo Londone dukrai pasakyti, tu grįžk čia. Jinai sėdi ir žiūri su manim tai, kas vyksta, sako, motin, tu ką? Motin, tu ką? Čia? Tai sakau, bet čia tėvynę myliu. Bet mafiozus naikinkite, darykite kažką. Tai aš sakau, čia mūsų kova gali būti baigtinė, bet geriau pakilti vieną kartą, kaip sausio 13, pastovėti, tegul visus tankai sutreiško, negu būti 40 metų padėtyje, kada per tave ėjo, o tu galėjai pasitiesęs. Ir pasiteisinti negalėjai. Juk laikas praeis, pasikeis valdžia, išmirs ir tie mafiozai, žmonės visada liks. Už tai aš labai prisidedu prie Audriaus kreipimosi į pareigūnus. Jūs gyvensite tarp žmonių ir jums reikės savo vaikam ir anūkam į akį žiūrėti. Žiūrėkite rūpužės, kada jūsų pavardės bus paviešintos ir jūsų juodi darbai. Nepadės pinigai ir nepadės Havajai. Vis tiek teisybė nugali, kaip mama pasakose skaitė. Todėl aš kviečiu žmonės važiuoti, aš nežinau, ar aš važiuosiu pati, bet kaip mes, ką daryti. Nes kartais gėda būtų toj kompanijai, suprantat? Kada yra toks Marius Kuprevičius, kuris akivaizdžiai buvo pasiųstas, kretinas. Tiesiog vargšas, aš sakau, su psichiniais sutrikimais. Arba, tarkime, kriminaliniai elementai, kurie po to pasirodo irgi yra valdomi. Aišku, padorus žmogus, gėda jam būti tokioj kompanijai. Sakys, tai kas čia dabar? Kunigui gal negėda, nes jis virš visko. O normaliems žmonėms ilgą laiką buvo gėda palaikyti, kaip savo vardu palaikyti tos žmonės, kadangi jisai būtų sutapatintas su tyčia pasiųstais provokatoriais. Tai suprantat, kaip yra? Juk ta byla, ir aš sakau, čia net ne mergaitės byla, čia mūsų valstybė. Tas siaubas, kurį jie daro su mumis, pasityčiodami ir žinodami apie savo nebaudžiamumą, jie nebaudžiami. Aš tiesiai jums sakau, universiteto dėstytojas, Nekrošius, man dalyvaujant Baltijos televizijos byloje, tas liko truputį ir kadre. Sako, kad jis viską žino apie tą bylą, viską, ir visus jos motyvus. Ir už tai mano pozicija, jisai taip suniekino tenai iš kadro. Iš kur jisai žino, būdamas dėstytojas? Jis žino iš kur. Jis matė bylą, jis turi teisę tam, jie net neslėpdavo. Dabar kuris kažkaip neišleda į televizorių, pablevizgot liežuvių. Ir Nekrošius nebelenda. Jie žino viską. Jie gali viską. Bet gal tą karvę užtruks, aš nežinau. Bet žmonės turi pasipriešinti. Ir galbūt dėl to, kad jie žinomesni žmonės gal ir gerai, kad nevažiuoja. Jeigu paprasti žmonės nepakils, tai skustis nebus kuo. Bet tai jau bus antras kartas. Antro karto nebus, aš manau, kad jeigu šita byla bus pralaimėta, jeigu vaikas bus jėga atimtas, moralinis smūgis... Antrą kartą teisėjo sprendimas yra priimtas toks. Taip, bet aš sakau, jeigu dabar žmonės pralaimės, tai bus toks moralinis smūgis žmonėm. Jie patys savim daugiau nebetikės. Jie iš čia bėgs, bet jie daugiau nieko nebedarys, nes pasirodys, kad ta mafija yra nenugalima. Prezidentės pozicija, aš sakau, aš nesu įsigilinusi į įstatymą. Aš nežinau, aš manau, kad, suprantat, kaip yra, mūsų politinė sistema yra ydinga, nes trigalbė valdžia. Seimas, kuris už nieką neatsako, amžinas tenai kažkoks tai dalykas keistas. Vyriausybė, kuris sprendžia buhalterinius dalykus, aš suprantu, krizę labai gerbiu. Vėlgi niekas neatsakingas, prezidentė, kuri neturi įgaliojimų, jeigu kas skaitė prezidento įstatymą. Tai, ką jinai daro, tai yra ant ribos ir už ribos, nes jinai neturi tokių įgaliojimų. Ir rezultate kolektyvinė valdžia niekas neatsakingas. Ir tokioj patiniai situacijai Žiobienė. Jinai privalo būti, aš nežinau, atiduota į teismą. Jinai turi miegoti prie tos mergaitės durų. Taip supranta vaiko teisų kontrolierius savo pareigas, tarkim, Švedijoje, ombudsmenas.
Jisai kaip popiežius atsakingas. Nesvarbu, kas parašyta jos pareigybiniam apraše. Jinai yra kur? Kur jinai ta žiobienė? Nu, vat supranta, ir rezultate nėra į ką kreiptis. Tai jeigu nėra į ką kreiptis, apie ką čia gyventi? Apie ką čia gyventi? Aš gaunu masę dabar per Facebooką, per viską. Palaiko iš Amerikos. Ambasadoje, aš šiandieną prie Lietuvos ambasados Londone vyko piketas, nežinau, bet jie ruošiasi tenai piketuoti. Ir tie žmonės rašo, paklausykit, aš saugiai jaučiuosi Amerikoje. Aš saugiai jaučiuosi Anglijoje. Amerikoje net neturėdami pilietybės, jie būtų apginti. Čia ne. Apie ką kalbam? Ir jeigu politikų buvo tokių sąžiningesnių tylėjimas, jie prakiša valstybę, jie prakiša piliečių pasitikėjimą valstybę. Niekas čia nebus. Suprantat? Tai aš sakau, aš čia nesėdėčiau, jeigu tai liestų vieną bylą, nes aš kompetencijos neturiu ir aš nors emocingas, aš ne už vienus, ne už kitus. Bet griūna valstybė. Griūna. Nes kiekviena liga, suprantat, procentualiai mažas kiekis žmonių miršta nužudyti iš išorės. Dažniausiai iš vidaus parėjusi liga nužudo, taip ir valstybės. Suprantat, tai, kad priešas dabar tave užpuls, tenai rusas, mažai tikėtina tiesiai šviesiai. Bet tai, kad iš vidaus va tave griaužia tai, kas griaužia, tai yra faktas. Nematyti to yra nusikaltimas.